Atlikus statinius skaičiavimus ir sudalinus plokštę į baigtinius elementus, taip kaip jums atrodo jau tinkama rezultatams, galima pradėti plokštės projektavimo darbus, armatūros parinkimą ir panašiai. Tai čia einame per šitą meniu ir einame į plokštės reikalingos armatūros skaičiavimą. Čia atsidaro naujas langas. Atsidaro keli langai, tai konstrukciją matom, čia skaičiavimams skirtas langas ir rezultatams skirtas langas. Čia skaičiavimų lange yra pažymima, kurios elementus skaičiuosime. Tai yra, tarkim, šita mūsų perdanga yra 132 numeris. Atliksime skaičiavimus ar patikrinimą uždavinį. Tai patikrinimas, kai jau turime armatūrą kažkokią, o čia skaičiavimus dabar, kai turime tik iržas ir perdangos plokštę ir panašiai. Čia yra pasirenkamos skaičiuojamųjų apkrovų skaičiuojamosios apkrovos, pagal kurią armatūrą parinkinės, čia plyšiams charakteristinės apkrovos. Tai tarkim, čia pažiūriu, kad parinktos teisingos, tarkim, šitos apkrovos, čia yra šitos parinktos apkrovos teisingai, čia metodas skaičiavimo, ar analitinis, ar ekvivalentinis. Ir čia yra svarbi varnelė, kai yra momentų viršūnė nupjaunama ties kolonos kraštu, tai yra armuojama ne pagal tą didžiausią reikšmę, kuri būtų, tarkim, taškiniai toje apkrovoj taške kolonos centre, bet ties kolonos kraštu, taip kaip diagrama nupjaunama. Kad pradėtume skaičiavimus, reikia nurodyti, pagal kokie armavimo parametrai bus. Tai čia yra šone plokštės armatūros tipas, parinkimas, kaip bus armuojama. Čia galima sukurti naują arba pasirinkti iš numatytų. Tai pasirinkus naują, čia dabar nustatinėjame, tarkim, kaip tai bus plokštė skaičiuojama, ar bus ir vertinamas ir lenkimas ir gniuždymas tempimas kartu, ar bus tik tai paprastas lenkimas vertinamas. Tai aš pasirinku paprastas. Čia pagrindinės armatūros kryptis bus plokštė, tarkim, tam tikrais atvejais geriau, ar ne, kažkuria kryptim pasirinkti, arba galima palikti automatinį. Tarkim, aš čia paliksiu, kad būtų X kryptimi čia plokštės lokalių ašių kryptimi. Čia matome, kad X mėlyna rodiklė matosi šiek tiek, kad yra šita kryptimi. Tai toliau medžiagas nustatome, kokios bus naudojamos, ar tokios, kokios nurodytos modelį, ar, tarkim, pasirinku kitas. Pagal ką skaičiuoti, nurodau kokią armatūrą, ar pasirinku kitas normas, kur yra, tarkim, S400 ar S240 armatūra, ar ne. Čia cemento klasė, pastato klasė, nežinau, kad jinai įtakos turi Eurocode, kurioje vietoje pasireiškia, bet yra tokie pasirinkimai. Dabar kiti parametrai, nestiprumo, tai yra koks įlinkis leistinas plokštai. Tai tarkim, čia pas mane 6 metrai tarpatrimis, tai 3 cm palieku. Aplinkos klasė, tarkim, čia XC2 pasirinksiu, ne, ar XC0, kokią pasirinksiu, pagal tai jisai man skaičiuos apsauginį sluoksnį, vertins ir panašiai. Čia įlinkiai, tai yra plyšiai 0,4 mm, pastato viduj tokius ir palieku. Čia dabar yra svarbus šita vieta, kad plyšiai bus kontroliuojami pridedant daugiau armatūros. Tarkim, jeigu jis suskaičiuoja pirmą variantą, kad yra 0,5 plyšys, tai jisai įdės daugiau armatūros ir didins armatūrą, kol bus tenkinami plyšių reikalavimai. Jeigu jam tai pavyks, jeigu užteks, tai tilps, vienu žodžiu, skersiu ir panašiai. O čia yra įlinkiai. Galima varnelę pažymėti, kad ir įlinkius jis bandytų sukontroliuoti, dėdamas daugiau armatūros, bet jei pasirinksime šitą varnelę, tai tokiu atveju jisai tos armatūros labai daug pridės. Tai tikrai geriau jos niekada nedėti. Šitus parametrus nusistatė, dabar čia pasirinkame, kokią armatūrą jisai armuos tą plokštę. Tai yra 2 liuktukais šiuo atveju
pagal paveiksliuką, čia šiaip matosi viskas, kas yra, kokie apsauginiai čia sluoksniai ir panašiai. Galima susivesti, tarkim, čia pas mane 2,5 cm, aš nusprendžiu, kad užtenka čia pagal normas, ne pas mus, ar kažkas tai. Toliau pasirašome čia pavadinimą, tarkim, flat slap, ne, angliškai užrašysiu, add, close, ir dabar čia ta mano parinkta priskiriu 102 panelį, apply, close, dabar taip, dabar jau galima skaičiuoti čia, viskas pasirinkta, skaičiuoju plokštės armavimą, plėšimą ir įlinkius šitoje vietoje. Čia bus įlinkiai netliekant tiesinius skaičiavimus, tiesinę analizę, bet jau su armatūra ir su betono savybėm ir taip toliau. Gausis tikrieji įlinkiai. Čia jis išmeta tik tai tokią lentelę įspėjimą, kad visas charakteristinės apkrovos bus priimtos kaip skaičiavimuose kaip pusiau nuolatiniai deriniai. Tai čia nesvarbu, uždarome, jokių raudonų ten pranešimų neišmetė, reiškia viskas gerai, pavyko suskaičiuoti jam ir galima tada jau peržiūrinėti rezultatus. Matome x su minus, y su minusu. Ir kartais būna pamiršti, ką čia kas reiškia, tai galima lengvai prisiminti paspaudus help mygtuką ir čia nuėjus, tarkim, rašo, ne, tarkim, kokia čia armatūra, kokia kryptis. Čia taip pat su plėšimus lygiai tas pats yra. Taip pat galima, aišku, ir tos rezultatus peržiūrėti, kurie momentai reiškia šitų schemų. Tai čia tokia greitas pasiekimas, jeigu pamiršti, ką reiškia x-. X- reiškia apatinė armatūra, x plokštės lokalios x ašies kryptimi. Paspaudžiam apply. Na ir jisai rodo rezultatus čia dabar pagal spalvas, kiek armatūros jisai čia siūlo pridėti kurioje vietoje. Taip pat galima matyti su skaičiais. Čia yra įjungiamas, kad su skaičiais rodytų, apply, rodo skaičius, kiek čia tos armatūros, kažkodėl čia ties kolona jisai apačioj deda armatūrą, nežinau kaip kitom programom, bet čia bandžiau patikrinti. Taip yra, kad jis apačioj sudeda, dabar y kryptimi apačioje armatūra irgi kur reikalinga pagal jį, čia sudėjo, dabar kur viršuje x kryptimi armatūrą, tai matome, kad jau 50 kvadratinių centimetrų jisai priima, tai reikia armatūros dėti ir taip pat y kryptimi. Tai toliau čia yra charakteristinių apkrovų priklausantis parametrai skaičiavime, tai plėšimas apačioje plokštės, kažkaip tai įvedam čia, centruose rodytų baigtinių elementų. Ir čia matome, kad neviršė, kadangi jam buvo užduota, kad neviršytų, bet kokiu atveju, kad jisai skaičiuotų, dėtų armatūros, kol neviršins tų plyšių, jeigu įmano. Tai čia tokie plyšiai, viršuje, apačioje ir dabar yra įlinkis. Įlinkis, matome, milimetrais pas mane rodo, gali nusistatyti, kad centimetrais rodytų, jeigu jums patogiau. Na ir matome, kiek čia įlinkį, daugiausiai šį čia gaunasi, 21 mm. Čia jeigu, tarkim, rodo reikšmė 1,2, tai neaiškiai milimetro, na ties kolona, tiesiog kažkokio dėl kolonos deformacijų. Ir tai yra ganėtinai pavojinga, jeigu būna 9 aukštų pastatas, tai tada reikia galvoti apie šitą dalyką ir neimti į plaučius, jeigu 1 aukšto perdangoje rodys, tiksliau 7 aukšto perdangoje rodys įlinkius ten 20 ar ten kelis centimetrus, nes kadangi ten sumuosis per visus aukštus, tas deformacija ir reikia, žodžiu, programos rezultatus visą laiką vertinti pagal patirtį, atsižvelgiant į programos ypatumus ir taip toliau.
nes čia yra vietiniai įlinkiai, taip kad reikia galvoti visada, ką gauni rezultatas, ar jie logiški ar ne. Na, tarkim, čia viskas gerai, ar ne, taip, čia kokie neaiškus poslinkiai, šitas yra Z kryptimi ir peržiūrėjom rezultatus. Dabar turime kažkokį tai ramavimą, ar ne, čia gavę. Čia yra koks reikalingas plotas rodo, o čia kas kiek reiktų dėti strypus, o strypai tai būtų 12, žodžiu. Kadangi mes ten kaip pasirinkinėjome 12 buvom ir kiek čia jų, pagal tai ir yra rezultatai, kad mes nurodėm 12, kiek čia jų į metrą eina. Sekantis žingsnis būtų realus perdangos armavimas tikros armatūros. Čia yra nustatoma, kiek reikės armatūros, o galima dar armuoti ir pagal tai, kiek mes uždedam armatūros ir žiūrėti, kas ten su ją toliau darosi.